Labą dieną, aš esu Lietuvos Respublikinės geografijos olimpiados laureatas. Šiame vaizdo įraše norėčiau padiskutuoti, kas tai yra savana. Taigi savana yra subekvatoriniai klimato juostoj ir savaną charakterizuoja tokie dalykai kaip sausojo ir drėgnojo laikotarpio kaita. Taigi, kai šiaurės pusrutulio savanoj yra drėgnasis laikotarpis, pietų pusrutulio savanoj yra sausasis laikotarpis. Taip yra todėl, kad Žemė sukasi aplink Saulę ir tas Saulės kampas, kai Saulė, kuris charakterizuoja kaip Saulė šildo Žemę, jis visą laiką keičiasi ir jis eina nuo šiaurės atogrąžų iki pusiaujo ir po to iki pietų atogrąžų. Ir visą laiką taip tokioj amplitudėj keičiasi metų laikai. Taigi savanoje nėra tokio didelio arba yra labai mažas temperatūros sezoninis svyravimas, tačiau yra labai didelis kritulių kiekio svyravimas. Todėl savana svarbiausia pažymėti yra tai, kad savanoje keičiasi drėgnasis ir sausasis laikotarpiai. Savanos taip pat skirstomos į drėgnasias savanas, sausasias savanas, dygliuotas savanas ir paprasčiausiai, kas jas charakterizuoja, yra tai, kad drėgnoj savanoje drėgnasis laikotarpis tiesiog yra ilgesnis, gali trukti iki 10 mėnesių. Sausoj savanoj sausasis laikotarpis yra ilgesnis, ten drėgnasis laikotarpis trunka tik 5 mėnesiai ir pagaliau dygliuotoj savanoj yra dar mažiau kritulių ir ten gali trukti sausasis laikotarpis iki 10 mėnesių arba drėgnasis laikotarpis gali būti apie 2 mėnesius. Ir tuo pačiu metu labai pasikeičia augalija, kai yra drėgnasis laikotarpis savana sužaliuoja, ten auga žolės, ten medžiai sužaliuoja ir savana primena šiek tiek tokį parką arba kai kuriuose vietose netgi ekvatorinius miškus, ten kur daugiau kritulių. Ir atvirkščiai, kai ateina sausasis laikotarpis, medžiai nukrenta lapus ir savana pasidaro labiau panaši į tokią pusiau dykumą, nes viskas išsausėja ir nėra vandens ir medžiai ir žolė tampa panašus į dykumą. Taip pat yra svarbus gyvūnų migravimas keičiantis sezonams, nes kai yra vanduo, gyvūnai geria tą vandenį ir pasilieka toje vietovėje, kai prasideda sausasis laikotarpis, jie migruoja su lietumi, galima ir taip sakyti. Tikiuosi, tai buvo naudinga. Iki kitų susitikimų. Ate.